XIX tėvo mokymas skirtas Urantų 5 sambūrio dalyviams Molėtuose. 2007 birželio 9. Algimantas. Tėvo mokymas perteiktas mums visiems, susibūrus vakare paskaityti eilėraščio apie Dievą, paskaityti iš Urantijos knygos garsiai, paeiliui po vieną apie apaštalų charakterio žmogiškus bruožus ir jų šeimyninę padėtį, mums susirinkus pabendrauti betarpiškoje aplinkoje prie laužo. Po eilėraščio skaitimo pagarbinau tėvą ir paprašiau jo prabilti per mane garsiai visiems. Mylimas tėve, aš garbinu tave, kada pajuntu, kad tu esi mano viduje, kiekvieno iš mūsų viduje, ir apjungi per save, per savo dalelę į milžinišką tvirtą dvasinę bendriją. Ir šitoje bendrijoje mes pajuntame esantys tavo sūnūs ir dukros ir norintys tapti panašiais į tave, meilės ir gėrio pasireiškimų kasdienybėje, nuolat, kiekvienas ir kiekvienam. Mylimas tėve, aš garbinu tave, kad tu mus vesdamas visą laiką šviesini ir taurini ir keli parklupusi, niekada nespaudi, visada ramini ir guodi. Mylimas tėve, aš garbinu tave, kad tik tavo valia yra nuostabiausia šviesa ir mano siela pilna meilės tau nori šitą meilę dalinti visiems ir sugrąžinti tau laisvą valią, taip pat gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėve, mes atvažiavome čia pabendrauti su tavimi ir tarpusavyje. Ir aš trokštu, kad ir tu pasakytum mano lūpomis savo žodį, kad tavo vaikai, mano sielos broliai ir sesės, išgirstų tą, ką aš nuolat girdžiu, tavo mokymus, kuriuos jie taip pat gali girdėti kiekvieną akimirką, kada jie iš tikrųjų nuoširdžiai ir atkakliai išdrįs klausytis tavęs kalbančio. Aš meldžiu tave, prabilk garsu. Tėvas. Mano mylimi vaikai, jūs atvykote čia, kad galėtumėte augti savo dvasinėje šviesoje, tuo pačiu metu fizinė branda, kuri yra kiekvienoje ląstelėje, atsitiesti. Jūs jaučiate skausmą, jaučiate, kaip jūsų kūnas su kiekvienais metais jaučia didesnę naštą. Bet žinokite, manoji dvasinė energija pranoksta tą naštą, kurią patiria jūsų skaudantis kūnas, kada jūs savo sielą atkreipite į mane. Kaip ir kosmoso rodyklė visą laiką nukreipta į šiaurę, taip ir jūsų siela turi būti nukreipta į mane, esantį jūsų viduje. Neieškokite geresnio kelio, kaip tik tai žvelgdami į save. Per save jūs patenkate pas mane, o per šitą tiltą, kuris yra jūsų viduje, jūsų sieloje, mano dvasia, jūs galite bendrauti su manimi, kalbėti su manimi, pokštauti su manimi. Aš nesu tas niūrus ir niurzgalis. Aš mėgstu humorą, mėgstu jūsų juokus ir noriu, kad jūs visuomet šypsotumėtės, kad jūs jaustumėte esantys tikrieji mano vaikai, kad jūs kiti pamatę savo kasdieniais poelgiais, kasdienėme gyvenime pajaustų. Štai tas žmogus, kuris šviečia iš vidaus. Aš noriu tapti panašiu į jį, noriu lygiuotis į jį. Aš vedu į šitą kelią kiekvieną iš jūsų. Aš noriu, kad jūs patirtumėte mane savo atsivėrimu ir savo kasdieniu veiksmu pranoktumėte savo aplinką, kurią jūs labai dažnai pavadinate skausminga, kupina kančios, net niūre, vedančia jūs į skausmą viduje, dvasinės kančias, depresiją, o daugelis iš jūsų net neištverėte šitos aplinkos ir pakeliate savo ranką prieš save. Tai ne mano kelias. Aš vedu jūs į laisvę, į dvasinį išlaisvinimą, kiekvieną jūsų sielą,
jums belieka pasitikėti tuo, ką dabar girdite. Net šitą patį vakarą, kada jūs čia bendraujate. Aš jūs visus giriu ir raginu. Esate mano nuostabiausi vaikai. Bet ir po šito vakaro, kada jūs pajusite ramybės valandėlę, tarkite žodį man nuoširdžiai. Tėve, aš noriu išgirsti tave, noriu pajausti tavo tariamą žodį, nuraminantį žodį man. Ir kada jūs išgirsite mane kalbantį jums, jūs sustiprėsite savo vidumi, sustiprėsite savo sielą ir pajausite pasitikėjimą ne tik tai manimi, bet ir savo keliu, kuriuo einate. Jūs patirsite šitą kelią. Aš esu tas kelias, kuris iš tikrųjų, kaip vadino mano sūnus, kurį jūs žinote kaip Jėzų iš Nazareto, gyvuoju keliu. Jis vadino mane ir gyvąją duoną dėl to, kad aš maitinu jūsų sielą. Jūs negalite savo materialiu žvilgsniu pamatyti manęs, negalite paliesti materialiomis rankomis, savo materialia burna jūs negalite paliesti mano nematerialios duonos kąsnio. Bet aš ir esu ta gyvoji duona, skirta jūsų sielai, jūsų ugdymui, jūsų auginimui, jūsų sielos ramybei ir palaimai. Jūs turite atsigręžti į tai, kas nėra suprantama jūsų materialiam protui. Tik tai siela, atsiverianti man ir pažįstanti mane savo pačios viduje, gali patikėti šituo patyrimu. Kitam šitas patyrimas yra nieko nesakantis. Tai mano vaikas, kuris eina su manimi, jis laimi mane, o tai yra palaima iš vidaus. Aš visiems suteikiu šitą palaimą, bet ne visi patiki, kad tą palaimą jie gali patirti dar šitame gyvenime, fizinėme gyvenime. Dėl to šitas nepasitikėjimas nustelbė šį sielos troškimą patirti mane, gyvą duoną, gyvą vandenį, gerti jį ir visą laiką malšinti troškulį tik tai per gyvą ryšį su manimi. Mano mylimi vaikai, aš jūs giriu už tai, kad jūs renkatės, būrėtės į dvasinės grupės. Šitos grupės turi daugybę pavadinimų. Jie atrodo jums kaip išsisklaidę. Turi savas nuostatas, savas tiesas, bet iš tikrųjų jie atveria sielą. Jūs turite taip pat žvelgti į savo brolių ir sesių sielą. Rasti sąsajos taškus, žiūrėti, kas jūs apjungia, o ne tai, kas jūs skiria. Jūs atskiria tik tai proto sugebėjimas tas tiesas suprasti, kurias jūs išskaitote iš savo šaltinių. O tie šaltiniai labai įvairūs. Tačiau, kada siela skaito net ir bet kokią poezijos knygą, kad ir ką tik dabar perskaityti eilėraščiai, jūs apjungia per jūsų sielų atsiverimą. Dėl to jūs žvelgiate į savo sielos brolius ir sesės atsiverusią sielą. Tada jūs pamatysite, kad visi šaltiniai, kurie yra parašyti per visą žmonijos istoriją, buvo skirti jūsų sielos tarnavimui, šviesinimui ir jie atitiko savo laikmetį. Ir dabar nesilaikykite įsikabinę net ir dabartinio Urantijos knygos apreiškimo kaip nepajudinamo apreiškimo, prie kurio negalima pridurti nė vieno žodžio, nė vienos frazės, nė vieno teiginio. Jūs atverkite sielą ir žvelkite į tą patį apreiškimą atvirą sielą. Ir pamatysite, kad šitas apreiškimas jūsų pačių sielos patyrimais yra papildomas. Ir nėra svarbu, kad šito nėra parašyta Urantijos knygos apreiškime. Jūsų siela kalba daugiau, nes tai yra jūsų pačių patyrimas. Patyrimas su manimi. Aš jums pateikiu patyrimą, kuris yra jūs ugdantis, kiekvienam savo, kiekvienam pagal išgalės. Ir kiekvienam aš visą laiką kartoju. Mano mylimi vaikai, aš myliu jūs, kad jūs galėtumėte pamilti vieni kitus. Tik per šitą kartojimą, nuolatinį kartojimą, jūsų siela išgirsta
ir trokšta atsiverti ir pajausti, kad šitoji meilė yra begalinė, amžina. Niekada jai nėra pabaigos ir nebus. Jūs turite patys pajausti, kad jūs, kiek bemylėtumėte savo aplinką, iš manęs gausite daugiau meilės, negu galite tą meilę padalinti kitiems. Bet aš jūs raginu, nebijokite dalinti savo meilę visiems kitiems, nes kiti lygiai taip pat laukia ištroškę šitos meilės, kaip ir jūs kažkada laukiate. Jūs taip ieškojote ne dėl to, kad buvote suradę mane, ne dėl to, kad buvote pajautę meilę, bet dėl to, kad šitos meilės jums stigo, trūko meilės, dėl to ieškojote. Žinokite, dėl to ir kiti jūsų sielos broliai ieško šitos meilės. Dalinkite ją, kada prisipildote iš manęs, kada atsiveriate man. Tegu šitoji meilė, sklindanti iš manęs, jūs suvienyje per mano dvasią, jūs visus. Vadinkite mane bet kokiais žodžiais. Jeigu jūsų širdis bus atverta, jūs visada pajausite ir patirsite, kad aš esu tas, kurio ieškojote ir atradote. Algimantas, ačiū tau, manoji valia, kad būtų tavoji valia. Kada siela yra atsivėrusi, tuomet ji trokšta daug kartų tėvui nuoširdžiai dėkoti už jai suteiktą palaimą. Tuo tarpu tai skaitant ir vertinant vien tik žmogaus intelektu, atrodys, kam čia tą patį sakyti kelis kartus. Dėl to jūs šitą turėtumėte turėti omeny, skaitydami mano padėkojimą tėvui pačioje pabaigoje. Telydi jūs ramybė, su broliška meilė, Algimantas. 20 tėvo mokymas. Kaip sekasi mūsų sielos broliams Juozui ir Aleksandrui bei sesei Bronytei, jau iškeliavusiems į aukštesnį sielos tapatybės lygį. 2007 Liepos 7. Algimantas. Mielieji, per mūsų gyvasias pamaldas, kada meldėmės už mūsų sielos brolį Juozą, išėjusi iš Urantijos materialaus pavidalo į aukštesnį sielos morontinį energinį lygį prieš metus laiko, savo maldos metu mūsų sielos sesė Violeta pateikė tėvui klausimą, kaip Juozui dabar sekasi, kaip sekasi dar anksčiau už Juozą į morontinį sielos pavidalą pakilusiems mūsų Vilniaus Urantijos grupės nariams Aleksandrui ir Bronytei. Toliau meldžiantis, aš tėvo paprašiau, jeigu jis mano tikslinga mums atsakyti į šitą klausimą, mums tiems, jo sūnums ir dukroms, kurie dar šios slenksčio neperlipo, tai aš esu pasirengęs atsakymą savo lūpomis pagarsinti, kad išgirstų visi pamaldose dalyvaujantis. Violeta tėvo atsakymą įrašė į vaizdo kamerą ir tekstą iššifravo ir atsiuntė man. Dėl to aš galiu jį pasiūlyti ir jums visiems. Pamastykite apie tėvo sakomus žodžius mums visiems. Tėvas, mano mylimi vaikai, šitas slenkstis, kurį tu taip pavadinai, nėra iš tikrųjų joks slenkstis. Visas gyvenimas yra slenkščiai, nes tai yra vis aukštesnis ūgtelėjimas. Ir jūs vadinate tą mirtimi vien dėl to, kad jūs neturite tokios šviesos ir supratimo, nes buvote gausybę metų izoliacijoje, dvasinėje izoliacijoje. Ir jums niekas nieko neaiškino. Dėl to jūs patys iškraipėte mirties sampratą. Jūs turite suvokti, mirtis neegzistuoja. Yra tik jūsų perėjimai į aukštesnį energinį pavidalą. Ir dėl to tas pavadintas slenkstis nėra slenkstis. Jis yra kokybinis šuolis jūsų vidinėme žengime link manęs ir kūrinijoje. Ir jūsų sielos broliai ir sesės ir daugybė sielos brolių ir sesių, kurie yra šoktelėję šitą kokybinį šuolį
jį įveikę, dabar su šypsena prisimena tas baimės, kurios kankino juos, nepalikdamos net ir dieną ir naktį. Bet šitos baimės neleido jiems išsiskleisti taip, kaip aš troškau, kad jie išsiskleistų. Kad jie nugyventų šitą jiems skirtą materialų gyvenimą be baimės, palaimoje ir meilėje, tarnaudami vieni kitiems. Ir dabar jie žvelgia, kas yra aplinkui, tik per realybę, kaip tokią realybę, kuri tada jiems atrodė stebuklinga, kaip nepasiekiama, kad tai yra idealai žmonijos nepasiekiami. Jų žengimas naujojų pavidalu yra jų pačių naujasis plėtimas, didesnis plėtimas jų vidinio aš. Jie tarpusavyje gali susitikti ir bendrauti, ir bendravimas vyksta ne tuo jums suprantamu būdu, kaip jūs vieni kitiems išsakote žodžius, bet jausmų pavidalą, virpesių paskleidimo pavidalu, kurie nepriboti atstumu. Jie dabar eidami vis daugiau ir daugiau išsivaduoja iš tos per visą praėjusį gyvenimą sukauptos baimės būsenos. Jie nėra dar apvalyti nuo šitos baimės būsenos, nors aplinka pilna džiugesio ir palaimos, ir meilės, tarnavimo ir pagalbos daugiau valo negu jums suteikiamos teorinės paskaitos. Aplinka ir patyrimas baimės būseną ištirpdo daug greičiau ir giliau iš jūsų pasąmonės. Dabar jų keliavimas yra pagrįstas betarpiška aplinka, kupina meilės, sklindančios iš manęs po visą kūrinyje. Ir jų nebežaloja pasąmonė, kuri žalojo jų protą ir sąmonę, gyvenant šitą materialų gyvenimą. Jie dabar yra tame pasaulyje, kuris daugumai jūsų atrodo kaip kupinas baimės, nes prieš jūs yra nežinomybė, nematoma tamsa, nes jūs įsivaizduojate, kad išėjimas į aukštesnį lygį tai yra tokia nežinia, kurios negali suvokti niekas, nes niekas nėra sugrįžęs ir pasidalinęs savuoju patyrimu. Dėl to šitas neatskleistas patyrimas jums kelia baimę pasąmonėje. Nors sąmoningai jūs galite nepripažinti šitos baimės, bet ji glūdi pasąmonėje. Ir dėl to net ir Aleksandro, Juozo ir Bronelės pasąmonė nėra dar taip greitai išvalyta nuo giluminės baimės, nes baimė yra tas indėlis, kuris įsiterpia tarp mano mokymų, perduodamų per mano visos kūrinijos šeimą ir jūsų tapatybės, kuri yra iš tikrųjų sukaupusi daugybę tamsių dėmių, tamsių įbrėžimų jūsų savajame aš. Po prisikėlimo daug kas yra apvalyta, tačiau tos baimės, tie pykčiai, pavydas, siekimas populiarumo, tie dalykai nėra apvalomi automatiškai. Jūs jų atsisakote tik vis labiau įtikėdami ir patirdami mane. Ir dėl to šitų pasaulio aplinka, kuriuose vyksta jūsų pažadinimas iš materialaus pavidalo, ta aplinka padeda atsikratyti baimės ir žengti manojoje meilėje. Jūs ir dabar galėtumėte žengti be jokios baimės, net ir pasąmonėje. Jūs galite ją ištirpinti per gyvą ryšį su manimi, nuolatinį ryšį, kasdienį ryšį. Viskas yra jūsų valioje. Aš jums suteikiu visas priemonės, kurios prieinamos jūsų sąmonėje. Pasinaudoti šitom priemonėm yra jūsų laisva valia. Aš jūs skatinu atsiverti man nuolat, skatinu likti gyvame ryšyje kiekvieną akimirką, net ir užsiimant savo kasdieniais darbais. Likite kiekvieną akimirką šitame ryšyje ir tada po prisikėlimo jūs pajusite, kad didelio pokyčio jumise neįvyko. Ir šitas pasaulis, kuriame jūs buvote pažadinti, jums yra tik tai labai trumpas tarpsnis, kurį praleisite šitame pasaulyje, nes jūsų apsivalymas, pasąmonės apvalymas, sielos išskleidimas yra aukštesnio lygio, negu prisikėlimo pasaulis jums gali suteikti tolimesnį dvasinį mokymą
ir jūsų žengimą į priekį. Dėl to jūs būsite perkelti į kitą pasaulį ir iš kito pasaulio pasieksite tolimesnį pasaulį. Tas jūsų pažadinimas jums nesuteiks tokios didžiulės nuostabos, kokią gali suteikti, jeigu jūs šitame pasaulyje dvasiškai neaugtumėte. Tada jūs pamatytumėte, kad aplinka ima kontrastuoti su jūsų buvusiais energiniais virpesiais. Tuo tarpu, jeigu jūs atsiverę būsite man visą laiką po pažadinimo, jūs matysite, kad jūs patekote būtent į tą pasaulį, kurio jūsų siela visą laiką troško ir kuriame jūs iš esmės ir gyvenote, nors aplinka buvo aplinkui nepasiekusi jūsų dvasinių virpesių. Bet dabar jūs, kaip galite savo pasakyti mėgstamų posakių, vartysitės kaip inkstas taukuose, nes tai bus jums suteikiama būtent ta aplinka, kurioje jūs tarsi svajonėse ir gyvenote. Dėl to Juozas, Aleksandras ir Bronelė, dabar būdami šitame prisikėlimo pasaulyje, eina tuo baimės apvalymo keliu. Algimantas: ačiū tau, tėve, manoji valia, kad būtų tavoji valia.